Advokatų įmonės surinktas mitingas dėl naujos direktorės posto paskirimo. Šiandien prie vienos advokatų įmonės vyko mitingas, kuriame dalyviai išreiškė susirūpinimą dėl neseniai paskirtos direktorės Adrianos. Skelbiama, kad jie galimai sieja ryšiai su korupcinėmis schemomis, tačiau oficialios informacijos kol kas nepateikta. Mitingo dalyviai ragino užtikrinti skaidrumą ir atlikti nepriklausomą tyrimą. Direktorė šiuo metu situacijos nekomentuoja. Labą dieną. Sveiki. Taip, pasakokit, kur papuoliau čia. Į mitingą. Į protestą, mitingą. Na ir prieš ką šitas mitingas yra? Prieš naują direktorę, palauk. Kaip ten, palauk? Adriana? Adriana. Ir ką jinai jūsų nuomonę padarė ne to, kad būtų taip pat žeminama jūsų? Čia ne manai nereikals. Tokius dalykus, kad vyko, buvo pardavinėjami ginklai ar ginklų dalys. Kažkas tokio. Ir jinai pusę pardavinėjo dar. Dar pizdą pardavinėjo savo. O įrodymus gal kokius turit? Draugas piso. Šiam momentui ne, bet manau viskas palaipsniui išryškės. Man padavė šovinį. Taip, tai kiek laiko planuoja čia dar prabūti? Kol jinai pasirodys ir galėsime su ja pasišnekėti visi. Mes prieš Adrianą. Tai apie ką norėsit pašnekėti su ja? Smirda pimpalais. O mes jau turim vadėtuką, jisai nori eiti į naujus direktorius advokatų. O, dėdai turi patirties, tu gali, aš tikiu tavim. Na taip, čia karšta. O kokią žinutę norėtumėt perduoti? Aš asmeniškai jokios. Aš galiu pasakyti. Sakyk. Galima keiktis eterį biškį. Ateik čia, man. Šiek tiek galima. Ką? Cypinsit. Aš pasakysiu. Adriana. Po mitingo pavyko trumpai pasikalbėti su nauja direktorė Adriana. Ji patvirtino, kad žino apie kilusius įtarimus ir visuomenės reakciją, tačiau tvirtai laikosi savo pozicijos. Jei reikės, atsakys visus klausimus, kurie padės išsklaidyti abejones. Dėl šio posto kovos iki galo, nes tikiu tuo, ką darau, sakė ji. Anot direktorės, šiuo metu svarbiausia tęsti pradėtus darbus ir užtikrinti sklandų įmonės veiklos procesą. Negražiai bendravot? Tai va, įdomu iš jūsų pusės išgirsti. Na, su mano advokatu tikrai buvo pasakyti negražių žodžių, todėl su mano advokatu bus kalbėta apie tai. Kadangi vis tiek man neina pirmas valandas, kai aš esu advokatų direktorė, mano darbuotojai taip pat neina pirmas valandas, kai jis yra advokatas. Todėl bus bandyta kalbėtis apie tai, kad nekiltų tokio konfliktų tolimesnėje ateityje. Aš tik norėčiau perduoti tokią žinutę, kad gali žmonės mitinguoti ir panašiai, tačiau aš žinau, ką aš darau, koks yra mano darbas, kokia yra mano darbo paskirtis ir aš tikrai taip lengvai nepasiduosiu dėl savo vietos, dėl kurios ilgai kovojau. Ačiū už jūsų dėmesį. Nu, tai pasakokit. Dėl konflikto. Kokio konflikto? Na, tarp jūsų minios ir direktorės. Į šitą dalyką negaliu per daug pakomentuoti, nes konfliktas buvo iš abiejų pusių, kadangi pati šiuo metu esanti direktorė buvo teigusi, kad aš esu korumpuota, tad kai jinai dirbo pas mus medikuose, taipogi turėjau tokį incidentą, apie kurį aš sužinojau tik vėliau, kad medikuose vyko ginklų, kaip ir bandymas ginklus pardavinėti. Šita informacija nėra patvirtinta, kad tai buvo teisybė, tačiau mūsų tokią informaciją pasiekus, kaip ir jie pasiekus informaciją, kad aš esu korumpuota, irgi buvo pateikta šiam momentui, šio mitingo metu. Kontoros direktorė teigia, kad jis buvo padavusi teismą. Taip. Gal galite papasakoti plačiau? Na, jos teigimu aš nieko nežinau, kas vyksta byloje, aš tik žinau, kad aš esu paduota į teismą ir šiandien buvo pareiškimas atsiimtas. Dėl kokių priežasčių? Nežinoma. Dėkui. Teisingai. Pizdan, kokio time.